Trečio antro spaudos rūmose vyrai keikiasi, kelia ekipišą, ar turime ekipažų, kartu ar turim laisvų ekipažų, spaudos rūmose, Laisvė 60, vyrai garsiai leidžia muziką ir keikiasi eterį, eikit pažiūrėti, siunčiam ekipažą. Vaidas ir Klajumas. Vaidas ir Klajumas. Labas vakaras, jūs besitikintis, kad jūsų kolega nenumirs ir nuo gripo išgis. Lietuvos ir pasaulio žmonės su jumis sveikinasi šiandien vienu balsu kalbantis ir besitikintis bent 5% ar 3% ištrauksantis šitą laidą, kad jos neuždarytų. Vaidas, Klajumas be Vaido, va tai va, gal geriau pasakysiu šiandien apie šitą laidą. Tai kaip jau supratot, vakar Vaidutis atkentėjo, kaip tikras profas pasirodymą padarė. Ir atkrito su ten 3-8 tramdė. Aš nežinau, kiek suprantu, sakė, kad jis dabar šiknoje gali kiaušinį išvirti. Tai, žodžiu, va, ten tiek pasikaršto dabar. Tai bičas dabar guli, prakaituoja, ką ir turi daryti, gydosi, lošia Apex Legends, ko gero greičiausiai. Tai nežinau, eikit jam kas nors, palaikykit kompaniją, į partį nueikit ten gerų. Aš neįsivaizduoju, ką per Apexus daro, ką jūs ten Pokemonus renkat, gal dar ką nors. Nebuvau to žaidimo įsijungęs, tai kažką padarykit. Šiandien bus tokia ramesnė, žinot, aš nenoriu čia dabar vaidinti, kad čia dabar, žinot, čia jūs juokint, turiu dar kažką. Tai, žinot, tokia chill, padarysim muzikos, paleisim dar kažką, pasikalbėsim apie dalykus, pavyzdžiui. Domėjausi, kad paskutiniu metu, nėra čia paskutiniu metu, skaičiau, kad buvo toksai dalykas, kaip Wolfas Engelman nealkoholinis festivalis. Ane? Tas buvo 2018 metų rugsėjį. Čia man vienam yra keisti laikai dabar atėję, nes viskas ten tie, žodžiu, alkoholio reklamos draudimas, viskas normaliai su juo, aš manau, kad, žodžiu, nesvarbu, nesikišiu aš dabar šitą dalyką, bet, žodžiu, viskas zėva, kad jis yra. Bet tiesiog keistas dalykas yra, kad žodžiu, manufactureris, kuris kūrė šiaip dalyką, kad jis būtų, joje iš alkoholio pagrindinį gyvena, sukūrė nealkoholinį daiktą, kuris reklamuoja alkoholį, kad galėtų legaliai, ir tada paskui jį sukūrė festą, kuriuose dažniausiai yra gerima, bet padarė jį nealkoholiniam ir jame, ko gero, kaip supratau, nėra gerimų. Tai, žodžiu, what a time to be alive. Hebra, apie šitą dalyką gali skaityti arba daugiau neskaityti, nes nėra daugiau čia ką skaityti. Man tiesiog šitas dalykas pačiam buvo įdomu. Vakar buvo, aфиgenas humoro klubo pasirodymas. Žinokit, aš nežinau, yra nedaug dalykų, ko gyvenime galiu pasigirti. Apart to, kad, nežinau, kad gyvas dar esu vis dar su savo protu ir vakar pasirodymas yra antras prie to dalyko prisidedantis, ko galiu pasigirti, nes visam humoro klubui ir Mantui Bartuševičiui, kuris dabar su lašelinė guli, kiek žinau, ar ten jam, nežinau, kiek ten tų jie lašelinių sulašino, žodžiu, jam siunčiu visas bangas, kiek tai turiu, Vaidučiui, kuris irgi atsigavinėja, nes jie gripo pasigavo, girdėjau, dabar 18 žmonių mirė. 18 žmonių. Kaip šiais laikais dar žmonės nuo gripo miršta, ta prasme, man yra kažkas baisaus, nes aš dabar bijau. Aš einu, suprantat, kad, kaip Louis C.K. sakė, pavyzdžiui, vaikai kosėt nemoka, jie eina ir tu į burną tiesiai, jeigu tu kažką ateik aš tau paslaptį pasakysiu, į burną tokį, ir tu, mano akis, viskas yra atvira, ir aš žinau, kad man to iš šakės pareis, jeigu aš dar vaikščiusiu, pavyzdžiui, Trūlikose, dar kažkur, aš dar nesu tiek pasitikintis savo stilium, kad, ta prasme, aš nepasitikiu savo stilium, kad ne juodą maikę užsidėtų. Jūs galvojat, kad aš respiratorių kaip Kinijai nešiosiu. Tai, žodžiu, nežinau, ką reikės daryti, tikiuosi pats irgi nenumirsiu ir nepasigausiu, ir kiti, aišku, nenumirs. Gerai, bičiuliai, labas vakaras, čia yra Klajumas be Vaido, šiandien pradėsim tokią laidą, pačilinsim, pasikalbėsim, jeigu ką galit paskambinti ir nežinau. Pažiūrėsim ir Vaidas atsigaus ir grįž, o pradedam su senu geru ir mūsų nuo pačios laidos pradžios grojimu Snow Informa kūriniu. Labą vakarą. Mūsų laidų įrašų normalių jau klausykite YouTube ir Mixcloud įrašę Vaidas ir Klajumas. Ta prasme, kaip ir mano prosenelio genai, mano per arti esančių akių ir veido, kuris atrodo kaip paspirtas kumpis, taip ir Vaidutis iš mirties kapo, ale gal kitokio kapo būna. Būna muzikos kapas, jis vadinasi Eurovizija. Tai Vaidutis siunčia man visokius naujienas. Ką tik mačiau banerį kaip senis kumpių uostą po gabalą. Lidlai tavo reklamos. Kažkas yra, kaip dėdai mėsą uosto, kažkas yra tokio pirmykščio užsiprogramavę, kur tu iš karto apie dėdę flashbackai tokie Vietnamo. Prasideda, tai reikia, vėl. Žodžiu, tai
Vaidučiui čia ypatingai aktualu, nes jisai su paspirtuku važinėja, prisiderinęs prie savo vaginos plaukų spalvą, kaip tik tai šitas dalykas taip jau yra, kad čia jam bus aktualu, jis savo plieninį raišą žirgą trauks, kai tik tai nutirps pirmas ledas ir vaikam nebeleis akmenų nešiotis, tai Xiaomi, aš nežinau kaip tarė, žinau, kad Xiaomi kažkaip ten. Nu gerai, for sake, tai žodžiu, Xiaomi, sakysiu, o jeigu kas norit mane pataisyti, man neįdomu. Elektrinėse paspirtukuose mirtina kibernetinio saugumo spraga. Kas, kad jos parduoda? Išmanieji renginiai mūsų gyvenimus kartais palengvina ir padidina laiko panaudojimo efektyvumą. Vat kaip jau matos, kad tas žmogus, kuris rašė šitą straipsnį, norėjo šitą dalyką rašyti, nežinai. Jeigu tu pradedi savo straipsnį šiuolaikiniam gyvenimui, mes tikrai norime, tai čia toks yra 16-mečio rašymas visą laiką. Gerai, ne už visą dieną čia būsim. Tačiau dėja, tie patys išmanieji renginiai gali gyvenimą ir gerokai pagadinti. O papa, ar jie apskritai nutraukti? Dark Turn, va čia tai tokiu išmaniuoju žudiku, kabutėse parašyta. Pavyzdžiui, gali tapti elektroninis Xiaomi paspirtukas, rašo The Hacker News. Vat kas jau kas, tai The Hacker News, o ISIS News neturi savo irgi, vat kažkoks, vat Hacker News, vat kažkoks yra dalykas, kur neturėtų savo naujienų turėti. Kibernetinio saugumo temomis naujienas skelbiantis svetainė informuoja, kad bendrovės Ziperium ekspertai, Ziperium skamba kaip zipė mūsų ant prikolo sukurtas koks nors, nežinau, gėrimas koks nors, Ziperium. Lengvai išnaudojama, tačiau itin svarbia kibernetinio saugumo spragą. Xiaomi paspirtuko modelį M365 Folding Electric Scooter. Rieda tiesiog nuležuoja pavadinimas. Klaida yra tokia rimta, kad jį naudotojai gali kainuoti gyvybę. Nu, mano čia jau bairiai pasibaigia, kad tave gali sudaužyti už tai, kad tu važinėjai tuo paspirtuku, tai einam tiesiog tolyn. Xiaomi paspirtukai yra itin populiarūs Lietuvoje. Šios bendrovės produktų platintojai teigia, kad tai yra pati paklausiausia Xiaomi prekė. Jo, po to neskaitant šautuvą nusišaut. Gerai, viskas. Hebra, baigiu, atsiprašau. Tiesiog nesuvaldžiau. Be to, identiškus paspirtukus pažymėtus kitais prekės ženklais gali pardavinėti ir kai kurios kitos Kinijos įmonės. Tu iš Kinijos vaiką gali nusipirkti pažymėtą Kinijos ženklų. Tai čia, kad jie paspirtuką parduoda padėlkinį, tai nėra didelis pasigirimas. Xiaomi M visas tas yra valdomas per išmaniojo telefono programėlę, su telefonu paspirtukas susisieja per slaptažodžio apsaugotą Bluetooth ryšį. Tai gerai, tai kam čia buvo nuostaba, kad kažkas gali įsilaužti, kur yra passwordas? Ta prasme, žmonės į Pentagoną įsilaužia ir jie galvoja į tavo Rascal skuterį kažkokį, kur tu, excuse me, važinėjai po miestą, tai galvoji, bičas, kuris praleidžia dienas prie kompo, laužo passwordus ir jau daro, kad tavo močiutės kompas arba išmanusis telekas bitcoinus mainintų Kinijoje, tai jis galvoja į tavo paspirtuką neįsilauž. Kur čia nuostaba? Todėl šio transporto priemonės savininkai savo telefonu gali, tarkime, pasikeitę apsaugos nuo vagystės slaptažodį, visą ką tą pasidaryti. Neįdomu. Tačiau kibernetinio saugumo ekspertai nustatė, kad dėl netinkamos slaptažodžio validavimo procedūros pačiame paspirtuke piktavaliai programišiai net per 100 metrų atstumą be jokio naudotojo slaptažodžio gali siųsti į konkrečią transporto priemonę nukreiptas valdymo komandas. Jau įsivaizduoju, nuo kalno. Bet tai gerai, koks ką jis tau gali padaryti? Jis tave ant 20 km per valandą greičio nusiūs į mandarinų dėžės. Sustabdykit kas nors. Tyrimo metu nustatėme, kad slaptažodis paspirtuke nėra tinkamai naudojamas autentifikavimo procese. Nu tai nereikia naudoti beždžionėlę 1, 2, 3. Kad visos komandos gali būti vykdomas neapsaugojus jų slaptažodžius. Slaptažodis yra validuojamas tik programėlės pusėje, bet pats paspirtukas nestebi. Čia techninis žargonas, tiem, kas mylime su priešinga lytimi, manau, tai nėra svarbu. Išnaudoję savo saugumo spragą, programišius prie paspirtuką gali išnaudoti tokius veiksmus. Užrakinti paspirtuką, nu ir padarys kol kas tik pliusai iš programišiaus. Žodis programišius yra kaip narkotikų prekeiva. Man tiek pat geras terminas. Įdiegti piktybinę įrangą. Ką? Tipo vežys bus tavo paspirtukui. Kadangi programėlė suteikia galimybę nuotoliniu būdu atsinaujinti paspirtuko programinę įrangą, jį galima įdiegti bet kokią piktybinę įrangą ir visiškai perimti paspirtuko valdymą. Nu, bet tai tu vairo, tai tu nepasuksi. Tai vis tiesiog vienu metu galėsi, kad jis greičiau pavažiuotų ir šviesas įjungsi. Oh no, kinai, sustokit, kas nors, sustabdykit juos. Hebra brandolinį ginklą kur nors paslėpę turi, kur jį skaldo iš akmens 3000 kinų, kurie žus dėl to ir jie dabar kažkas man mirgalkės įjungs dabar ant paspirtuko. Vykdyti tikslės
tikslinę stabdinimo akceleravimo ataką. Okay. Nu tai čia jau skrisi per priekį. Programišiai nuotoliniu būdu gali pasirinkti individualų paspirtuko naudotoją ir staiga priversti jo transporto priemonę sustoti arba pagreitėti. Okay. Norėdama pademonstruoti vienos iš tokių atakų scenarijų, tai numetėt vaiką. Štai leiskite pademonstruosime. Va, matot, važiuoja vaikas. Tyrėjai sukūrė specialią koncepcijos patikrinimo programėlę, kuri ieško artimiausioje aplinkoje esančių tų paspirtukų ir juos užrakina apsaugos nuo vagių priemonę be jokių identifikavimo, be savininko žinios. Programėlė sugeneruoja signalą. Veikimas neįdomus, žodžiu, sugeneruoja signalą ir užrakina. Nu tai gerai. Tie, kas mokat užrakinti, mokėsit užrakinti, tie, kas nemokat naudotis telefonais ir kompais, nemokėsit apsiginti ir aš dabar jūsų per 5 minutės išėjimą neišmokysiu, tai dėl to aš šito ir neskaitau. Taip pat bendrovės atstovai sukūrė bei išbandė kitą koncepcijos patikrinimo programėlę, kuri leidžia nuotoliniu būdu padidinti paspirtuko greitį. Tačiau dėl akivaizdžios grėsmės naudojant saugumų ši programėlė nebus platinama. Tai visą smagumą tiesiog išime. Tai, jūs duodat šautuvą, neduodat kulkų. Tai kam tada iš viso? Xiaomi apie šią saugumo spragą buvo informuoti prieš 2 savaitės. Kinijos įmonės problemą pripažino ir paskelbė, kad jau kuriamas spragą užtaisantis naujinys. Tai mes žmonių gyvybės į tą problemą galų galę susitvarkys. Gerai, ačiū labai Vaidučiui už šitą naujieną, galvoju, kokį čia dabar dar šmatelį pagroti. Good Charlotte, I Just Wanna Live. Pats tas užsikelsim spaudimą biškį. Gerai, žinot, va čia ir yra menas kartais neskambėti piktai, kalbant apie dalykus, bet man iš tikrųjų yra įdomu, kaip iš ko gyvena ir kaip savo karjeras tęsia visi tie žmonės užgesusiom karjerom. Nes man tai, pavyzdžiui, lengva. Aš tokios neturiu, aš niekada į link saulės nesuskridęs, nebent apsitorčinęs vieną kartą buvau. Tai realiai nežinau, ką reiškia būti, pavyzdžiui, vienu iš ventukų, ką reiškia birbinti tetas po juozaitinių šventės kokios nors tai ir grupės, kai pas tave susirenka už tento, tau padainavus kokią nors tai gegužio žiedų dainą. Tai kodėl aš apie tai kalbu, nes aš tos vis portalus pamaigau ir straipsnis Ventukas Juozas Butnorius apie 2 sužadėtinės vaikus. Jie mane vadina tėčiu. Toks, žinot, weird flex, but okay. Ir man pasidarė įdomu pradėti apie jį skaityti, ką jisai veikia, nes man Ventukai yra kažkur girdėtas dalykas, kaip Baggy B, kaip visi šitie, kur visi šitie žmonės nukeliauja, kur ten vienas barbenauja dabar kažkur, kur ten visos barakudos ir eskortai varo. Pas krepšininkus tuoktis, va. Gerai, aš labai džiaugiuosi, kad mane vaikai vadina tėčiu, aš irgi juos pavadinau sūnau, dukra. Kai kuriems televizijos žiūrovams gal atrodys absurdiška. Čia ir palauk. Kaip jisai, kur čia jau telikas, kur čia prasidėjo telikas ir kur čia baigės? Gerai, nesvarbu. Išsiaiškinsim tuoj, aš žinau, kad su manim sunku yra. Čia yra, žiūrėt, kaip, klausyt, kaip aš skaitau, yra, kaip esat matę, kur karvę pastato ant ledo ir tas, kur žinai, kad išsisuks toj kojas, bet tikrai dar netrauksi, nes dar nori pafilmuoti. Tai pasižiūrim, kas čia bus. Kai kuriems televizijos žiūrovams gal atrodys absurdiška, jog nesu biologinis tėtis. Kame čia absurdas? Yra tikrasis tėtis, vaikai su juo dažnai susitinka, juo džiaugiasi, bendrauja, bet aš kiekvieną rytą keliuosi juos, vedu į darželį, vakare prausiu. Okay. Nežinau, ar noriu šitą skaityti toliau. Valau dantis jiems, veduosi pramogauti, žaidžiu, jų kambarius tvarkau, lovas kloju, valgyt padarau. Tai jau daina bičias nauja pradėjo rašyti kaip tik šitam jau. Gerai, laikyk ritmą. Jau matau, kad tuoj dantis valau, valau. Sako dainininkas vyrų grupės Patruliai, narys Juozas, tai jau pat. Gerai, palaukit. Aš labai džiaugiuosi, mane vadina tėčiu, aš jos vadinu vaikais, yra tėvas biologinis, aš esu patėvis, televizijos žiūrovai, bet aš šiaip esu iš Patrulių Ventukas. Čia kaip yra... Čia esat kada nors, kai jums, jūs stovit stoteliai ir jūs užkalbina žmogus, kuris, pavyzdžiui, kaip Louis C.K. irgi tas pats yra pasakojęs istoriją, kur ateina senis su 4 ausinėm, bet nei vienas iš jų neveikia. Ir jis tau jau... Tai aš lygiai taip pat jaučiu šitą pastraipą skaitydamas, kuris tai aš lyginu šitą dalyką ir žiūriu, kolonėlį neveikia. Mano dabar prie kompo sėdžiu, akies vienos neturiu. Kaip bičas buvo kažkada mums paskambinęs į eterį ir jis mums pradėjo pasakot, kaip čili sriubą darė. Aš nežinau, ar atsimenat, papinginkit Discord'e, kas nors, kai jeigu dabar esat gyvi, ar atsimenat tą istoriją apie bičą, kur ten morkų pritarkavo ir visa jo ta istorija buvo, kur ten Vaidutis akis išverkė, labiau negu kai su merga išsiskyrė. Gerai, prieš daugiau nei 10 metį išgarsėjęs liaudies ansamblis Ventukai, va čia jau yra sad, žinai, tas prieš daugiau nei 10 metį išgarsėjęs, bet jau nebėra.
galėtų taip, gerai, nemindom ant pirštų, nėra čia ko. Ir jų lyderis Juozas Butnorius miesto žmonėms kėlė juoką, o kaimo susižavėjimą. Ką? Abejingų nebuvo, todėl Ventukai ir Juozas išgarsėjo ne viename muzikinėme televizijos projekte. Supratau, miestas ant Jodročio, o kaimas kitaip. Tačiau pastaruosius 5 metus 32 dainininkas itin dažnai meiliai pavadinamas Ventuku Juozu. Kas nėra, nėra žiauriai išradinga klička žmogui, žinai, bičas nusileidžia su lėktuvu, tai jau pilotas Antanas, taip, jis iš Ventukų ir Ventukas Juozas. Labiau garsėjo ne muzikiniais pasiekimais, nežinau, kaip Ventukai muzikiniais pasiekimais galėtų išgarsėti. Čia kaip Norfas savo gurmaniškų meniu galėtų išgarsėti. Žinot, ne tas, aš manau, ten kitos kokybės eina. O asmeninio gyvenimo dramomis primenančiomis kino filmą. Kur gali Ventukas įsipinti dabar? Kas yra ta gyvenimo drama, kur gali bičas, kuris Ventukus įkūrė? Aš tikrai tikiu, kad jis kanklėse kokso nevežiojo ir pažiūrėkim, kas toliau bus. Prieš 4 metus Juozas visus nustebino paaiškėjus, kad išsiskyrė su sužadėtine iki vestuvių, likus vos 3 savaitėms. Oho, what a ride, ne? Traukis Scarface'ai, traukis Pablo Escobarai, traukis Ana Frank, štai bičas, kuris su Boba išsiskyrė. Kiek vėliau vyras prisipažino atsikovojęs mylimosios širdį, išsiblaivė, o netrukus ir dar kartą pasipiršęs. Tačiau visų laikų Ventuko Juozo visų lauktos, pasiginčiau ties šituo, Ventuko Juozo vestuvės taip ir neįvyko. Šiandien Juozas prisipažino iki ausų įsimylėjęs viename barų prieš koncertą sutikta 4 metais jaunesnė 2 vaikų mama Gražina. Va čia yra tas, žinot, kaip yra country muzika, kur bičas mergelė suranda ir tada su fūra išsiveža, tai va čia yra bare sutikta 2 vaikų mama Gražina. Nėra lietuviškesnės meilės istorijos, bet džiaugiamės. Gerai, toliau. Mane sužavėjo jos išvaizda, elgesys, dėmesys, moteriškumas. Gerai, visada svajojau turėti tokią žmoną. Tai Bobai, su kuria prieš 3 savaitės iki susižadėtuvės išsiskyrė, tai jau čia tikiuosi šito neskaito. Tačiau svajonės išsipildė su kaupu. Kartu su ją dovanų gavau ir 2 vaikučius. Ain't that creepy. Staiga teigia dainininkas Juozas Butnorius. Visas interviu antradienio vakarą LNK gyvenimo būdo laidoje nuo iki reklama, jūs motin miliai. Gerai, nenoriu aš čia per daug dabar užsidrošt. Pagrojom Mr. Blue Sky, paturėsiu dar gerą rekomendacijų šitoj valandoj grįžtu. Nebeturi ką žiūrėt, ką klausyt, ką veikt. Turinio rekomendacija. Kad jau nėra vaidučio, tai galiu ištiest kojas ant stalo, praustis mažiau. Ir kitas dalykas, ką dar galiu daryti daugiau, tai yra dar daugiau kalbėti filmus, nes kas man uždraus, nes kaip jūs išsijungiat ir perjungiat kitą radiją įdomesnę, kokį nors, nežinau, opusą, aš to nematau, o vaidutis visą laiką parodo, kada aš jau nusivažiuoju. Tai šį kartą aš jau nusimsiu antsnukį ir leisiu savo pakalbėti netgi apie 2 filmus jums parekomenduoti, nes abu jie yra Netflix'ose, abu jie yra pastatyti pagal Stepheno Kingo romanus ir abu jie yra tokie trileriniai iš dalies, ne siaubo, toksai, trilerinės dramos su lengvu siaubo prieskoniu. Nėra per baisu, žodžiu, bet aš tą noriu pasakyti, nes daugelis žmonių prisibijo siaubo filmų, o daugelis žmonių, kurie sako, kad mėgsta siaubo filmus, tai yra kelios jų rūšis visą laiką. Yra tie, kur sako ir mėgsta siaubo filmą ir tada eina į tuos, kuriuos išleidžia rudens vidury, kurių niekas netiki nei kompanijos, nei nieko ir tenais tiesiog šokinėja 2 valandas klounas. Ir būna tie tokie kiti žmonės, kurie nelenda iš savo kambarių ir jie eina į visokius ten rotten.com svetainės ir žiūri, kaip žmonėm vašką pila per nosį. Tai mes šiandien tokį vidurį, manau, rasim, kur galės ir žmogus, kuris išlenda į dienos šviesą pasižiūrėti ir galės pasižiūrėti ir žmonės, kuriem patinka geros istorijos. Tai pradėkim nuo pirmojo, tai yra 1922. Štai tai vadinasi filmas, 1922 metai. 2017 metų filmas, režisuotas Zako Hildičo, nieko nesako man, parašytas pagal Stepheno Kingo novelę ir adaptuotas to paties režisieriaus, kas yra iš karto jau geras ženklas. Jeigu režisierius pats
arba pati parašo scenarijų, arba adaptuoja, arba dirba prie scenarijaus, tai reiškia, kad visiškai buvo adaptuota būtent taip, kaip režisierius arba režisierė norėjo ir mes gauname visiškai ištransliuotą žinutę. Tai būna žmonių, kurie nerašo scenarijų, bet patys juos gali adaptuoti labai gerai, bet tačiau labai geras dalykas yra, kai režisierius arba režisierė pilnai perteikia mintį ir jeigu yra filmas geras, tai tada ir iki galo geras būna. Tai 1922 filmas, kuriame fermeris dėl tam tikrų priežasčių, nenori daug nieko išduoti, dėl tam tikrų priežasčių nusprendžia su savo sūnumi kartu užmušti motiną. Skamba žiauriai, taip, tačiau tai yra labai sunkus laikas būtent tam fermeriui ir tam, kad jisai galėtų išlaikyti savo fermą ir galėtų savo sūnų išlaikyti ir žodžiu, ir žmona ten tokia nelabai, tokia moralinė dilema atsiranda, nes ta žmona nelabai gera, bet kaip ir žudyti negerai. Pradeda kurti planą, kaip ją užmušti ir pačioj pradžioj filmo ją užmuša ir kaip jo gyvenimas pasisuka, kaip jisai stengiasi nuslėpti tą dalyką, kaip jisai bendrauja su policija ir kaip jo gyvenimas po truputį ritasi į nuokalnę, nes, žodžiu, labai daug simbolizmo turintis filmas, tai nebus, kad užmuša ir tada vyksta ten žudynės, baisus trileris, ne. Tai yra simbolinis filmas, kuriame nereikės stengtis išvelgti labai daug prasmės, bet tikrai jisai labai bus geras. Tai 1922, o kitas, kuris, manau, pritrauks daugiau iš jūsų, nes jis turi tokį labiau kabliuką, žinot, tokį, kur paklausai, pauostai ir toks, skamba gerai premisas. Tai Gerald's Game, irgi 2017 metų, abu filmai, kaip ir sakiau, yra Netflix'uose, tai tie, kas turit Netflix'us arba greitą internetą su torrentu, tai manau susitvarkysit greitai, bet jeigu ką, tai susimokėkit tuos kelis eurus už Netflix ir nereiks nieko siuntinėtis. Taigi, moteris, kuri išvyksta su savo vyru į tokią romantinę kelionę dviese, tam, kad paspaisintų savo vedybinį gyvenimą, užsideda ten seksualius naktinius, visą kitą. Ir nuo pat pradžių filmo pradeda aiškėti, kad kažkas negerai su ta santuoka yra. Jinai kažkokia tai pikta, liktais šiek tiek užsispaudus, tas vyrelis toksai irgi kažkoks neaiškus. Ir gaunasi taip, kad per pirmas filmo minutės vyras jie pradeda netgi po truputį mylėtis ir jisai ją prirakina prie lovos. Žodžiu, sekso žaidimai, jinai yra prirakinta prie lovos ir gaunasi taip, kad jisai jam sustoja širdis. Mane jau kažkas taisė, vienas iš klausytojų sakė, skirkit insultą nuo infarkto, tai tiesiog sakau, sustoja širdis bičiui ir jisai numiršta ant jos prirakintos. Ir jinai guli prirakinta rimtais antrankiais ir prasideda dalykai, kaip jinai turi perlipti save visą gyvenimą, būdama pasirodo vyro priespaudoj, būdama po daugeliu kaukių ir kitais dalykais, turi išgyventi, išsilaisvinti iš skausmingos emociškai ir fiziškai situacijos ir turi su savim dirbti labai daugeliu aspektų tam, kad galėtų išeiti iš tos situacijos. Labai įdomus trileris, labai įdomus pateikimas, labai gerai viskas sudėliota, turintis kelis minusus, nenoriu nieko daug išduoti, bet ten vienas iš kablių, kad tarkime jie palieka atviras duris, netyčia pamiršę ir taip gaunasi, kad pavyzdžiui į namus įeina šuo pasiutęs ir jinai yra prirakinta ir jinai irgi turi tvarkyti su visokiais tokiausiais dalykais. Žodžiu, daug ten visko vyksta ir galų gale išsisprendžia vienaip ar kitaip, nesakysiu kaip. Taigi Gerald's Game 2017 metų ir 2017 metų 1922. Jeigu vienas iš jų užkabino, pažiūrėkit kažkurį, jeigu abu užkabino, pasižiūrėkite abu, o jeigu norite sužinoti daugiau apie mūsų rekomendacijas, kur galite jas visas rasti, tai yra mūsų Discordas. Numesime jums nuorodą, jeigu prašysite mums į Vaidis ir Klojimas Facebooko puslapį. Tie, kas klausot pirmą kartą, tai kitą kartą mes jau būsim dviese. O visi kiti, tai rašykit Discordą, žodžiu, pasikalbėsim apie šitas rekomendacijas daugiau. Va čia jau yra pasilgimas, kai užkeli dvi, gerai, čia gal jūs nežinot, bet yra tokios vadinamos plūdės čia pas mus, tie, kas esat, kad nors matyt garso mikšeriai, čia kažkas pultai tie, ir tu, užkeli garsą, tai kai sėdžiu prie pulto, užkeliu 2 mikrofus, tai vieną vaidučių, vieną savo, tai čia kaip, jeigu matė, kai ten vaikas vienas mėto kamuolį lauke, nes tėčio nėra, tai va čia labai panašus dalykas. Gerai, girdėjot, nežinau, negirdėjot? Labai man pačiam buvo šiandien įdomu, nes išgirdau per žinias ir galvoju pasidomėsiu daugiau, nes skambėjo naujiena rimtai ir tada kažko tai
staiga sugadina kažkoks tai dalykas tą visą rimtumą. Kai jums, pavyzdžiui, pana pasakoja, sako, ir tu mane tada išdavei ir tu galvoji, ką aš jau padariau. Nu tai va, toks vat mano sapnas, žinai, buvo. Nes jau tu daiktų susikrovęs, o jinai pasirodo savo sapną pasakoja. Taigi, 15 minučių straipsnis Vidmanto Balkūno. Jeigu, nežinau, pasigūlinsit, jeigu rasti kur nors fotkę, tai bičas atrodo, kas būtų, jeigu Olegas Šuraivas vyras būtų. Gerai, Lietuvos pareigūnai tyrė terorizmo finansavimo schemą, kurioje minima ir lietuviška įmonė. Oh, damn, įsivaizduojat, pagaliau Lietuva, kur mes išgarsėjom, lietuviai prie Cartoon Network dirbo, niekas nežino. Lietuviai prie Need for Speed Underground 2 dirbo, niekas nežino. Lietuviai prie žaidimų visokiausių, lazerius ten kūrė. Nu, tarsi mūsų mokslas, mes ten Wi-Fi geriausia turim, savižudybių daugiausia, geriam daugiausia, niekam nerūpi. Kad jau teroristus remiam, tai jau bent jau kažkaip išgarsėsim. Gerai, Lietuvos teisėsauga aiškinasi netikėtą paramą Islamo valstybės grupuotei per Vilniuje veikiančią įmonę. Portalui pranešė patikimi šaltiniai. Nu, tas patikimi šaltiniai, nu, tai gerai pasitikė. Nu, draugelis pasakė, tai gerai. Anksčiau neviešintą tyrimą atlieka finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Teisėsauga daugiau duomenų nepatikė, bet detalių apie jį paskelbė buvo Izraelio žvalgybų darbuotojai. O, nu, čia rimtai. Informacija buvo paviešino buvę Mossad agentai. Ši istorija prasidėjo dar 2017 metais, kuomet buvusio Mossad vado Meiro Amito vardu pavadintas žvalgybos ir terorizmo informacijos centras paviešino vieną iš savo raportų. Nu, žodžiu, viskas skamba labai rimtai. Ta prasme, tikrai užpakalis susitraukęs, ne, kai tu galvoji, kad iš tavo valstybės kaupia, ta prasme, kapitalą teroristai. Propagandinis puslapis kvietė aukoti bitkoinais. Vat man įdomu, kaip atrodo reklaminė kampanija, kad davai, hebra, ar esat matę, kai, pavyzdžiui, vaikai, ten maži ankstukai, dar kažkas, jeigu ten šuniukam paaukoti, visą laiką ta liūdna muzikėlė turi būti, dar kažkas parodyta. Ar mes, kaip turi atrodyti teroristų rėmimo video, kur tipo, jie šaudo žmonės, bet jie vaikšto be sandalų ir plikom kojom. Paremkite, jiem šalta. Kas yra teroristų nomeda? Aš šito noriu paklausti, kur yra tas dalykas, kur... Ar jie turi tą medinį arkliuką, ir kuris, tipo, sako, va čia žiemą aš būsiu geras, ar jie turi su Kaja ir aš, ar kausian Kaja, Puja, Taja, visos tos, kur kas 2 metus atsiranda iš 2 skiemenų pavadinimą turinčios, pseudonimą turinčios dainininkės, kur su gitara dainuoja kažkokią tai perdainuotą dainą ir po to užgesta po pusantrų metų arba karjerą, arba gyvybę jų. Tai, žodžiu, šitą tada sukuria dainą kažkokią ant debesies, angelas baltas, žodžiu, sukuria šitą ir teroristam tai irgi koksai tai turėtų būti. Nupjauko kažkai galvą. Taigi, raporte pateikiama informacija apie tinklapį, kuris siejamas su ISIS. Pasak šio centro, jis veikia nuo 2015 metų. 2017 viduryje jis kuriam laiku nutraukė savo veiklą. Nu, žinot, ten prasivalyti kukius, visus dalykus. Nu, reikia vis tiek. Kad tu teroristas, tai dar nereiškia, kad tu gyvulys. Aš tiek tau galiu pasakyti. Nutraukė savo veiklą, kaip spėjama, dėl sąjungininkų smūgio Islamo valstybei Sirijoje. Nu tai sprogimas modemą nuspyrė nuo stalo ir reikėjo biškį... Portalas buvo down. Jame buvo pateikiama informacija ir nuotraukos apie ISIS kovotojų sėkmingas operacijas ir kita šios organizacijos propagandinė medžiaga. 2017 m. lapkritį puslapis vėl suaktyvino savo veiklą ir pasiūlė naujovę Va čia tai išmanus, hebra, va čia tai yra geriau. Aš jaučiu, tikrai nenustepčiau. Va dabar pastebėjot, kad stringa žiauriai Facebookas, kad man žiauriai besina. Aš nežinau, aš anksčiau galvojau, aš buvau įsitikinęs, kad Facebookas daro kažką, kad tu, pavyzdžiui, naudotumės labiau appsų. Tai tu, kai tu įsijungi į kompą, tai jausmas, kad žiurkėno ratuku varomas tas Facebookas yra neįromito dalyko, kur įkeli fotkę, dar kažkas vyksta ir jis tau procesina 2 valandas, kur tau atrodo, tu prie naktinio nemokamo zebra intiko grįžai, kur kažkas yra tam Facebookui. Tai galvoju prie appsų, bet appsas toks pat vaflių tryda tokia pati ir nieks neveikia. Aš jaučiu, ISIS saitas 100 kart geriau veikia, kur tu nori su žmonėm ten verslo reikalus, dar kažką tvarkyti per Facebooką. Ne, kur žmonės, kurie batų neturi, tie susitvarkė savo puslapius, tie apkypą daro. Gerai. Žodžiu, aukoti naujiena veikla kriptovaliuta bitkoinais. Tai čia, kadangi ten sunku susekti, aš viso dalyko šito neišmanau, bet, primetu daugmaž. Nors oficialiai buvo kviečiama padėti paties puslapio veiklai, bet Izraelio buvusių žvalgininkų vertimų ši parama buvo skirta daug platesniam ISIS tikslų įgyvendinimui. Tai
Tai gerai, tai žiūrėk, tai ISIS puslapis ir tipo buvo stovi teroristas, sako Death to all infidels ir sako, gerai, žinokit, hebra, mes tai ginklam neleisim, bet mes čia tiesiog, mums reikia, suprantat, čia mes, visiems batono neužteks, čia reikia tiesiog, biški mums čia apsitvarkyti, gal dar kažką, sodelį kokį pasisodinsim, dar ką nors, bet tikrai pažadam, barzdas nusiskusim, dar ką nors. Gerai, aukos ISIS buvo renkamos lietuviškos kompanijos dėka. Nu įdomu, kas čia tokie. Šiuo metu nurodytų adresų jau nebepasiekiama puslapyje, aukoti bitkoinais buvo kviečiama paspaudus nuorodą. Va čia yra šaunuoliai žmonės. Jokais, bet man žiauriai patinka, kur hebra paskelbė kažkokį tai saitą, kuriame, pavyzdžiui, tu, sako, šiol ten kokią nors svetainę atvarysit ir jum visus pinigus ten nuplėš. Arba užėję į šią svetainę galite pamatyti negyvų kokių nors lavonų fotkių, tik tai tenais neikit, maldauju. Vat aš šito dalyko niekaip nesupratau su žiniasklaida. Kaip pavyzdžiui, buvo pradėta platinti, kad kažkoks tai nesveikas atsilikėlis žodžiu, nuodija šunis, kur čia buvo, tikrai šunų yra nunuodijęs, kur, tikrai. Ir pati žiniasklaida paskelbė, kaip jisai tai darė. Įtariau, kad ten jisai buvo. Ir kaip jisai tai darė. Ir, ta prasme, jūs norit pasakyti, kad, nes ten yra žiauriai gera idėja. Aš netgi pats pagalvojau, jeigu man reikės kažkada šunį savo, tai gerai, juokauju. Tai jisai, žodžiu, ką jisai padarė, kad jie paskelbė, kaip jisai tai viską darydavo. Tai jūs įsivaizduojat, kiek dar tokių žmonių gavo šią puikią idėją ir sako, tai gerai, jūs sakykit, kad saugokit šunis, kad nevalgytų lauke dalykų visokių numestų ant žemės, bet aš nemanau, kad reikia išdėlioti, nes kai tu pasakai, kad kažkas bombą pagamino, tu nesakai jos viso pilno recepto, kaip galėtų kiti padaryti. Gerai, grįžtam prie ISIS. Šiuo metu nurodytų tų adresų nebepasiekime puslapyje. Čia taip pat nurodoma, kad galima aukoti ir zakat. Žodžiu, musulmonams privaloma mokesčio islamui lėšų. Tai turi būti atskira pinigų suma skirta būtent šio puslapio paramai. Paspaudus nuorodą bus patenkama į bitkoinų pervedimo puslapį coingate.com. Šio puslapio kontaktų skiltyje nurodoma įmonė virtualios valiutos ir jos adresas Vilniuje. Taip. Įmonės vadovas iškart ėmėsi veiksmų. Čia pasakojama apie įmonės vadovą ir pats yra, uždėkim karūną visam šitam dalykui, kaip va šita istorija vainikuojasi visa, nes aš čia daug vaikštau aplinkui, beating around the bush, kaip sakoma, ir kodėl va šita istorija, nes aš pradžiai pasakiau, šita istorija atrodė skamba labai rimtai ir tada pabaigoje jinai praranda visą rimtumą, tai pasakysiu kodėl. Paslauga kviečia aukoti tinklapiui, žodžiu, tam ISIS, ir jinai veikia maždaug dienų. Per šį laiką buvau suaukota 200 eurų. Ta prasme, čia, tai kas, čia dar du tokie puslapiai ir išmokėsim vienam teroristui minimumą, koks čia yra, aš nežinau, kiek kainuoja C4 arba kiek kainuoja paruošti teroristą ISIS, bet aš manau, kad 200 eurų yra kažkur turėtų būti geresnis pinigų šaltinis negu Lietuvoje, nes, matot, kokia Lietuvos galia yra aukoti visiems šitiem dalykam. Galvojau, čia svarščiau, kur dar galiu užsiplėsti, pasižiūrėti visokių dalykų. Suprantat, daugelis naujienų yra tokie dalykai, kuriuos tu turi pamatyti geriausiai, nes ką aš atpasakosiu, tai pavyzdžiui, bičas Didžiojoje Britanijoje laužėsi į Pizza Hutą, Lietuvoje mes turim Pizza Hutą, jos skanios pizzos. Laužėsi bičas į Pizza Hutą, prasipjovė ranką ir po to grįžo nuplauti to kraujo, kad, neatpažintų jo su Pepsiu, bet aš matau, kad šitoje istorijoje tiek ir yra dalykų, nes kiek tu dar skirtingų būdų gali pasakyti, kad žmogus tiesiog debilas yra absoliutus ir tai yra dar vienas jam ploja iš kapo. Tai, bet man yra įdomu, nes žinau, kad mūsų klauso, aš nežinau, ką jūs veikiat ir kodėl jūs savo smegenų ląstelę žudot, bet jūs klausot, pasirodo, mūsų ir medikai, ir teisininkai, kur aš bele ko galiu paklausti, aš apie karvių felčerizmą ir aš jau tuoj sužinosiu, kaip reikia, aš tikrai gausiu crash kursą, kaip reikia teliuką priimti lauko sąlygom. Iš jūsų tai toks ir palaima, ir prakeiksmas, nes neliks nepatikrinto fakto mūsų laidoj. Tai man yra įdomu, ar yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, nusimano teisiniuose dalykuose, tai ko gero negalės nusimanyti viso pasaulio. Bet būna tokių žmonių, kurie gali išmano teisę ir, pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose, nes ten teisė, pavyzdžiui, labai skirtinga nuo valstijos priklauso. Bet man, pavyzdžiui, aš sužinojau, kad yra bičas, Jeff Hayward, kuris stengiasi kovoti dėl to, kad būtų pripažintas turintis invalidumą.
kaip supratau. Teisingai, ar ne? Kovojo ir jis kovojo ir, žodžiu, dėja, bičas numirė, taip jau nutiko, bet gavosi taip, kad 7 mėnesiai po jis tada jau buvo pripažintas, kad yra tinkamas dirbti. Nu, žodžiu, tas toks insult to injury, kur tipo bičiui kažkiek gyvenimo reikėjo kovoti su tam tikrų invalidumu, gavosi, kad ten negalėjo jo pripažinti niekaip ir galų gale po 7 mėnesių jo mirties tik tada pripažino ir tai dar pripažino galinčių dirbti. Kaip vyksta šitie dalykai, kaip, pavyzdžiui, kviečiami žmonės duoti parodymus po mirties, kaip vyksta šitie dalykai, kur ekshumuoja lavoną, pastato prie, žodžiu, prisiekusiųjų ir jam ten ranką sulūžusią, sudžiūvusią prideda prie krūtinės ir jisai turi priimti priesaiką ir tada teisia lavoną. Kodėl yra daromi šitie dalykai? Nes juokais galų gale žmonės žino, kad nėra sąmonė, kaip tu gali suteikti. Nu gerai, galim sakyti vienus dalykas, kad yra popierizmas. Nu tai gerai, tu lavonui ten daugelį gali suteikti dalykų, žmonės būna ten pastoviai, kad ten išsiema paskolą dar po mirties ar dar kažką. Tai čia popierizmas, ten dar kažkas, užlūžo kompas. Bet vat, pavyzdžiui, kur kviečia žmogus testifying. Va dabar pas mus yra teisininkų, aš garantuotas, kur dabar klauso, kažkas tai valosi prakaitą nuo kaktos, nes dar dabar ten tvarko kokį nors bylą. Ir vat galit pasitraukti šoną ir biškį susitvarkyti su manim, nes aš esu, pavyzdžiui, netgi žiūrėjau, buvo labai įdomus dalykas, Hebra tweetino, man atrodo, ir medikai, ir teisininkai, va dabar nepasakysiu, bet man medikai ir teisininkai panašus tuo, nes ir tie turi daug konkurencijos ir tiem reikia dafiga mokytis. Nėra, kad kitiem nereikia daug mokytis, bet, tikrai nesu girdėjęs geležinkeliečių kolegijos bičo sakančio, žinok, seniai akis varvinau visą dieną prie knygų. Tikrai ne tiek daug, kiek medikams. Jie labiau rankas šala prie bėgių po to tenais. Tai, ką aš noriu pasakyti, kad žmonės buvo tokie tweetai, kur Hebra vadinosi I went to law school for this ir I went to medical school for this. Ir man atrodo, I finished journalism for this. Tai žodžiu, Hebra po savo studijų pasakojo, ką jie dabar veikia. Pavyzdžiui, buvo bičas, kuris studijavo dafiga metų teisę ir galų gale gavosi taip, kad jisai nufotkino, kaip teisme vienas iš jo klientų dalinasi su savo žmona lėlės. Tai yra, Hebra užkaupė kolekciją lėlių, bet tokių kažkokių mažų per savo gyvenimą ir sėdi ir dalinasi teisme. Ir tiesiog bičas sako, vat aš dėl šito. Aš dabar galėčiau gelbėti žmogų, kuris, pavyzdžiui, tenais yra apkaltintas kaip nors, kokį nors išprievartavimu, kaip nors ir tai yra netiesa ir aš dar dabar du suaugę žmonės lėlės dalinasi. Tas pats yra su medikais, žinau, kad ten žmonės, bet čia mes jau 100 kartų esam kalbėję, kur ten teliko pultelius iš šiknos traukia žmonėm ir panašus dalykai. Ir tada I went to journalism school for this, kur žmonės pasakoja, kaip jie ten, pavyzdžiui, kačių lenktynės coverina ar dar ką nors, tik tai dėl to, kad galėtų kuo nors užpildyti eterį. Zip FM. Gerai, hebriukai, ačiū labai, kad buvote šiandien su manim vienu. Labai tikiuosi, kad Vaidas atsikačelins kuo greičiau, nes balsą biškį prareikiau, bet visai smagu yra pasidaužyti ir vienam. Susigirdim rytoj nuo 7, nesirkit ir jūs, gerkit citrinufkės, dar kažko, tai nežinau. Pasitaisykit juodo ridiko su metum ir susigrįšim. Gerai? Čiau. Gerai? Čiau. Gerai?